Pažiūrėk, užstrigo. Nenudulsi? Simbadai, tu mano didvyris, tu mane išgelbėjai. Kaip aš to galėčiau atsidėkoti? Nebijok. Man nereikia atsidėkoti. Lik su manimi ir aš visada tave apginsiu. Aš Zombadas. Aš apokalipsės herojus. Na, tai kaip tavo apokalipsė? Nu, negaliu sakyti, kad pyragai, bet Bet? jaučiausi laisvas. Ir laimingas. Patikėk manim, vaikė. Tu šauniai pasidarbavai. Na? Prisijungsi prie manęs? Turiu tau vietelę. Pametei. Sveiki visi atvykę į dar vieną epizodą, kur mes parodysim, kaip išgyventi laukinėje gamtoje. Esminė išgyvenimo užduotis miške yra nedehidratuoti, todėl radau mums vandens šaltinį. Pasimėm vandenuko, sukalbam 3 Šventą Mariją ir miškas mus priima. Kary, vėl be bronikų. Pas intendantą bėgti marš! Koks dar ponė štaunė draugelis? Gulam! Esu Sodros ieškomiausių žmonių sąraše, nes noriu atskleisti paslaptį, kaip greitai uždirbti pinigų. Ne, tai jūs man skolinojate. Aš neturiu jums ką duoti. Nes aš viską praradau. Jie iš žiemos miego pažadino ne tą alfa patiną. Aš visai valdžiai parodysiu, ką reiškia prasidėti su manimi. Atskleisdamas jų paslaptį. Pasirodo, kiekvieną gegužę, kai kiti deklaruoja pajamas, tiesiog nedeklaruoja. Dabar tai... Ne. Turiu aš tos veiklos, po darbo nedirbu nieko, tai nuvarau ten į salę, pasportuoju su treneriuku. Su tokiu žmogum matau, kad bus galima kampanijai toliau galbūt dirbti, ar ne? Galim. Na. Galim. Taip, galim.
O tau ką, šalta biškį, ne? Toks... Žvarbo. Vėjas, ar ne vėjas? Tai vėjelis jau čia užpučia taip visi. Nu, kuria kebabinė einam? Ramiai, aš iš telefono. Viskas gerai, aš tau padėsiu. Prašau, eik. Labą dieną. Sėskit, kas nutiko. Nukritau dabar, skauda. Suleisim nuo skausmo, duosim antibiotikų, išrašysim nedarbingumą. Tai čia nieko rimto? Nežinau, neturim pakankamai įrangos, daug čia jūsų ateina. Yra kas miršta. Aš mirštu. Visi mes mirštam. Normalu. Tik lengvas sumušimas. Per porą dienų praeis. Tai jau nebe svajonė, tai realybė. ES investicijos.